Visio, viskas. Aš su Nikita atsisveikinu. Tikiuosi, kad dar kažkada gyvenimas dar tikriausiai suves, manau, mus. Bet šitam etapui užtenka. Važiuoju vienas toliau į aerouostą, tęsiu savo kelionę vienas. Vladivostoko aerouostas. Neatrodo kol kas labai didelis. Pažiūrėsim, kaip atrodo. Skrydis dar tik už 8 valandų. Atėjau va į tokią kavinę, parodysiu. Apačioje kavinė, sakau, žiūriu antras aukštas. Atėjau į antrą aukštą, nei vieno gyvo žmogaus nėra. Tai labai gerai, pasėdėsiu čia. Taip pat aerouostas toks nedidelis. Gal panašiai kaip Kauno dydžio spėčiau, gal biškai už Kauno didesnis, kažkas tokio. Tik nežinau, kokia čia praktika. Ar kaip pas mus Europoje, kad čekiną pasidarai internetu, ar čia čekiną reikia darytis gyvai, ar čia iš viso nereikia. Neįsivaizduoju, kaip čia yra. Parūsės skrendu, kadangi pirmą kartą tai reiktų įsiaiškinti dabar kažkaip. Sėdžiu savo ramiai, dirbu, girdžiu, kažkas čia vyksta. Čia kažkam rengia kažkokį, kaip sakant, atvykimo vakarėlį. Kolonkė, muzikantai 3 ir su vėliavėliam laukia čia kažkokių azijiečių atvykstant. Čia atvykimo vartai ir laukia kažkam kaip dantų užsakė. Hebra net kolonkę su mikrofonu nepatingėjo atsitempt. Vaikštau po aerouostą ir matau tokį bairį, jaučiu kapsulinis viešbutis. Dešinė pusė laisva, kairė užimta. Tokią bairę dar nesu matęs. Šiaip tai nebloga idėja. Va taip atrodo, 2 vietas miegamas, kaip suprantu, viena viršui, viena pačioj. Bet pats principas tai labai geras. Pačiam daug kartų būtų toks pavertęs, tik tai kitose aerouostuose. Bet tiesą sakant, nepigus. 3 valandos 24 eurai, 4 valandos 30 eurų, 2 valandos 19 eurų. Nu, nepigu. Tiesą sakant, pigiausia valanda 12 eurų. Miegas, kaip sakant, prabanga. Einu tokia, žiūriu, įdomi parduotuvė, kaip suprantu, rūbų. Ne tik rūbų. Halatas va yra, tašės yra. Žodžiu, nu visokių rūbų, kaip suprantu. Net kaklaraiščiai, diržai yra. Daugiau ten viskas uždengta. Kepuraitės. Žodžiu, atrodo įdomiai. Viskas, oficialiai nusileidau, pasiėmiau kuprinę iš bagažo skyriaus. Nusileidau Petropalavske, Kamčiatka. Taip pilnai vadinasi tas miestas. Nu, Kamčiatka, žodžiu. Yra 8 valandos vietinių laikų, Lietuvoje yra 10 valandų vakaro, čia 8 ryto. Tai skirtumas lygiai 10 valandų. Čia yra tikriausia toliausia, kur esu buvęs tiek laiko atžvilgiu, tiek ir kilometražų. Nemanau, kad taip toli kažkur esu buvęs. Nu, vaizdelis iš aerouosto neblogas. Sniega nemažai, bet ne tiek kol kas dar. Kiek čia kalbama? Šiaip tai atsidariau dabar ieškoti viešbučio, nes nieko neturiu kaip visą laiką. Nu, žiauriai brangu, viskas žiauriai brangu. Europinės kainos. Čia, kaip suprantu, žmonės dafiga pinigų uždirba ir čia visi važiuoja tik dirbti. Niekas čia neatostogauja ir panašiai. Nes kainos tai kosminės, ta prasme, nu palyginus. Dabar pigiausia atradau hostelis, kad tikim už 30 eurų už 2 paras. Ir tai čia jau tokias europinės kainos. Nes hostelis čia visų pirma. Ir hostelis, manau, jeigu virš 10 eurų jau nemažai kaip Rusijoje. Dar pasirodo iki miesto 25 km, tai kažkaip dar reikėjo nusigauti reikia. Taksas daug pinigų nori, nesusišnekėjom dėl pinigų, tai su taksu tikrai nevažiuosiu, einu ieškoti kažkur autobusų, vis tiek turi važiuoti. Šiaip pats aerouostas taip įdomiai atrodo, kaip tas iglų namelis vadinamas. Tik neaišku, čia toks dizainas, ar jis taip užsnigtas stipriai, bet įdomiai atrodo. Turbūt galvojat, kaip pasirinkau atvažiuoti į Kamčiatką. Tai iš esmės, kas mane seka kitose socialiniuose tinkluose, žinot, kad rinkaus kaip grįžti per Vladivostoką ir buvo 3 variantai. Buvo Irkutskas prie Baikalo, Jakutskas, kur šalčiausias pasaulyje miestas, ir Kamčiatka. Tai kažkaip pagalvojau, kad Jakutską ir Irkutską, tai aš dar vis laiką spėsiu, tai jie niekur nedings. Šaltis ir Baikalas jis niekur nedings. O vat sniegas visas iš Kamčiatkos gali ir dingt. Gali daugiau taip gyvenime niekada ir nebūti. Nusprendžiau, kad šį kartą varau čia, o į tuos 2 mėnesius dar kažkada kitą kartą nuvažiuosiu. Nu, 1,5 valandos prasipėsau, neslėpsiu to žodžio, su autobusu. Parodysiu, kaip autobusas. Užšalę langai, pilnas žmonių, toks man primena seną gerą Rokiškio autobusų parko autobusą. Tai važinėdavo, atsimenu, toks žalias būdavo, tik čia mėlynas. Atvažiavau į miestą. Nu, sniegai yra, švelniai tariant. Aišku, ne iki 3 aukštą, bet sukastas sniegas, nu, dabar kamerą laikau akių lygį, kad įsivaizduotumėt. Tai, nežinau, vietom sniego ir iki stogo. Net nesimato, kaip sienas eini. Va čia irgi kaip podcastą. Kad tik praeitum kažkaip. Panašu, kad dirbtinis intelektas nemelavo kol kas. Nes sniega nemažai. Ten priekinė šviesoforo nematau per sniegą. Praėjimai taip atkasti tik tai. Bet jo, sniega nemažai kol kas. Panašu, kad su sniego tai ne bairis, nes mašina ir dar kokias 2-3 mašinas ant viršaus galėtų būti sniego.
Kaip jie čia atsikasi, aš net neįsivaizduoju. Kaip čia tokį dalyką atkast reikėjo. Tai. Nu, pirmas aukštas tai gatavai užsnigtas va čia namų. Ir tiesą sakant, kol kas sunku orientuotis, nes tu kaip ir eini, kelias turėtų būti, bet kelias tik ten, kur atkasta. Kiek sniego, pizdėts. Kažkaip atėjau iki savo vulkanų hostelą. Pažiūrės man čia, kas iš vis yra. Išėjau už hostelę, hostelė gyvenam dviese dabar, mano mūsų kambarį bendram. Aš ir kareivis, be kojos. Už to kareivio porą žodžių persimetėm, paprašė dar jam iš parduotuvės atnešti energetinę. O gatvė, kaip atrodo kelias. Nu, namai tai pusiau matos per sniegą. Įdomiai. O ten va priekį neblogas vaizdelis atsiveria, ten pasižiūrėsiu, gal kažkas įdomaus matos. O čia pavyzdžiui namas 5 aukštis, bet sniegas iki skaityk 3 aukštą. Pirmi 2 aukštai visiškai užsnigti. Kažkaip einu, o kad čia mašina visiškai sniegė palaidota, tai net nepastebėjau. Afigėt. Toyota kažkokia. Visiškam sniegė. Ten ta Toyota, čia kažkoks džipas, nežinau, panašus į Toyota man. Bet sunku pasakyti, kad tik tai stoga mašinas, matai. Šitai bent jau stiklai dar yra. Vaizdelis neblogas. Pamatytume stovint kokios sniego pusnės. O ten, jeigu matot garažai, tai aš dabar vaikštau ant šitų garažų stogų. Tai čia dar ant stogo, kokie, 5-6 metrai sniego vien ant stogo. Vaikštau po kiemus. Čia va irgi atkastas skaityk, iki 3 aukšto, manau, drąsiai pagal mane, nes labai aukštas sniego krūvas, bet čia jos tokios sukastas. Kiemo vidurys tarp namų. Įdomu, kiek ten dar mašinų palaidotų yra. Va yra. Kaip peškom reikia vaikščiot. Tai va, prieki irgi eina žmogus. Kadangi takelių nėra, tai biškiai atkasti šonai ir eini keliu. Važiavau dar į kiemą, radau daugiau mašinų palaidotų. Mitsubishi senesnis, Audinė dar tokia apynauja, nežinau modelį iš lempų dar negaliu pasakyti. Čia irgi panašu gal Audinė ar Mitsubishi kažką, gal Audinė sakyčiau. Nissanas ten, čia džipas atkastas. O čia va dar 2 mašinas palaidotas, šitą iš vis gatavai palaidota, pilnas nesalonas sniego. Įdomu, kiek šitose krūvose dar mašinų. Noriu kažkur dabar atsirasti parduotuvę, arba dar užvalgyti kažkur prisėst. Nu, bet pasižiūri į žemėlapį ir žemėlapį pasižiūri tik tai pusę, maždaug kur eit. O jau eit žiūri pagal faktą, kur galima, kur neužsnigta, kur atkasta. Pravaikščiau beveik valandą, kol atradau kažką, kas iš vis dirba. Tai jau vištiena, bulvės ir barščius 6 eurai. Radau prekybcentrį Planeta vadinas. Bent jau kažkas atkasta. Tvarkingas, mažas prekybcentris. Pizzerija kažkokia. Burgerinė viena. Bonjour, va, parduotuvė, man panašu į parduotuvę kaip tik ir reikia. Nieka, ten pasirodė ne maisto prekių parduotuvė. O, DNS, Giper, tipo, panašus į šitą. Į topo centrą. Telikai tai astronominė dydžia. Čia žodžiu minutas. Topo centras, avitėla kažkas tokia. 3 aukšte. Suprantu, vaikų. Jo. Vaikų parduotuvė. Vaikų, prekių, žaislų. Viską vaikams žodžiu. Realiai, kol apsipirkau, pavalgiau ir sutemą. Nes čia labai nieko nenuveikiau, bet čia greit gan temsta dabar. 5 valandas maždaug. Čia greit temsta, tai kažkaip taip. Einu dabar pabiškį hostelį jau. Eisiu jaučiu mėgoti, nes visą naktį praktiškai nemėgojau. Čia mėgosiu ir bandysiu rytoj kažkur rauti. Nu ką, 2 dieną, labiau iš tikrųjų 1 dieną, nes vakar nelabai ką spėjau padaryti, realiai turėjau pusdienį, visas išdūžęs buvau, tai nieko gudro nenuveikiau. O čia, kaip suprantu, va taip sniegą valo. Tokio nesu matęs aparato, bet iš šitą nemažas šiaip, nežinau, per kamerą jau matos, bet aparatas nemažas. Toliau per sniegynus dabar einu link kažkokio tai parko, nuo to parko pagal idėją turėtų matytis čia vietinis ugnikalnis. Ir dabar kaip tik labai gražu, saulutė šviečia, nėra labai šalta, tai tikiuosi, kad matysis tas ugnikalnis. Parodysiu, kas labiausiai užpisa vaikštant po šitą miestą. Atrodo, eini ir jau nemažai nuėjau.
ir viskas. Kelio pabaiga. Ir dabar visą šitą kelią eit atgal. O ten per tos medžius, per tą vėliavą matos kalną to parko viršūnėje, kurią aš noriu užlipti. Tik nežinau, nepagalvojau, kaip ten su to sniego atkasimo. Čia ne visi keliai atkasti. Eiturio parkas iš bus atkastas ar neįdomu. Tai naisim, pasižiūrėsim. Einu tarp kiemų, žiūriu. Mylima mano krepšinė aikštelė. Sniegą veikia iki krepšio, iki lanko. Tūrininkai va. O va ten, nežinau, matos imperatuotas krepšinio langas. Kad įsivaizduodame, krepšinio langas turėtų būti pagal idėją 3 m 5 cm aukštį. Ten dabar kokie 2 m pem, kažkas tokio sniego. Čia va, hebra matau, nemažai mačiau, nenafilmau, tik tai nepagavau. Su lygumų slydėm varo. Irgi patogus transportavimo būdas. Ta prasme, man iki to kalno eit, iki to parko eit, kokią 1,5 kilometro. Bet einu tai jaučiau kokią valandą. Nes tiesiog, čia ilgiausiai ieškai praėjimo, po to tas praėjimas dažniausiai kažkur pasibaigia ir reikia grįžti atgal. O kelių vietą eit neįmanoma, nes tiesiog nėra vietos eiti kažkur pėstiesiems. Plaukia -10, aš kaip matot net išsirengiau, bet aš esu pačios termo rūbais. Nes kažkaip, Vladivostokė tai buvo labai šalta, čia -10, bet čia kaip suprantu, dabar saulė dar šviečia ir tie -10 yra kitokie negu mūsų -10. Jie kaip suprantu yra tokie sausesni. Tai čia realiai vos net kaip įsivaizduoja, kokie +5 Lietuvoje būtų. Nes tikrai su striuka tai karšta, prakaitas bėga bėgte. Net su dabar aišku su termo rūbais, bet vis tiek, ta prasme, palyginus Vladiką tai vaikščiodavau, tai dar šalta būdavo net. Nors temperatūra +- panaši. Tai čia maždaug kokių 7 procentų užliptų jau. Meluočiau, jeigu sakyčiau, kad nepavargau lipt. Vaizdelis neblogas. Kol jūs grožite šituo nuostabiu vaizdu, kviečiu norinčius ir galinčius prisidėti prie mano kelionių į Contribui. Nuoroda komentaruose. Užlipau į kalną, bet niekas man nepasakė, kad čia uždaryta. Čia kaip suprantu panašu į komunikacijos bokštus. Nu, reikia leistis ieškoti geresnio vaizdo. Nu, čia kaip suprantu, geriausias vaizdas, kurį gausiu. Petropalovskas Kamčiatka, tai vadina šitas miestas pilnai. O ten į priekį ugnikalnis, jo aukštis maždaug 3,5 km. Ir kaip suprantu galima nukeliauti vasarą, bet kiek žinau yra labai nepigu jį ten nusigauti. Tai aš kol kas ir neplanavau, bet kaip suprantu labiau vasarą reikia varyti. Žiemą ten sunkiai davažiuosi įtariu. Bet vaizdelis tai neįtikėtinas. Kol kas irgi įdomus dalykas, kad kol kas dar nemačiau iš vis nei vieno turisto, absoliučiai. Ta prasme, nei vieno kiniečio, nei vieno europiečio, nei vieno ruso, nieko. Atrodo, kad aš vienas turistas. Į šitą kalną irgi lipau kokią, į šitą parką lipau kokią valandą. Tai nei vienas žmogus nesutikau, nei žemyn einančio, nei viršūn einančio. Žodžiu esmė, turizmas jaučiu žiemą nėra labai populiarus. Aš kaip suprantu, čia žmonės važiuoja tik tai dirbti. Lemba, aš supratau, kad čia niekas neina. Čia visiškas ledas. Tiesą sakant, pas dabar taip įsibarčiau visai maloniai. Vienu metu galvojau, kad petį įsinarinau, bet kaip ir viskas gerai, bet čia visiškas ledas čia. Lipau valandą, nulipinės jaučiu 2. Nu, kažkaip vargais negalais nusileidau nuo kalną. Atėjau iki vietinės cerkvės atėjau pasižiūrėti. Ir praėjimas iki cerkvės neblogas. Vartai ir kokie 2,5 m sniego. Dabar va kamera akių lygiai. Čia lipt kaip į kalną, kaip čia vyresni žmonės užlipa, tai neįsivaizduoju. Čia panašu kryžiaus kelius reikia prieiti, kad patekti iki cerkvės. Apriek eina vyresnė amžiaus moteris, bet kažkaip praeina. Čia, kaip suprantu, buvo praėjimas originaliai. Dabar tenka per čia eit. Aš einu paskui tą moterį. Nežinau net ko tikiuosi. Čia filmuoti nelabai galima, tai aš greitai apeinu. Ir viskas, galvoju, čia šoje didesnė bus. Toliau tęsis pasivaikščiojimai. Virš pusnulės keliu eiti tiesiog neįmanoma. Tada neįmanoma mašiną pravažiuoti. Aš čia užkimštu Kamčiatkos eismą irgi labai nenoriu, tai vaikštau kažkur taip pat. Einu kažkur prisėst, užkast, kažkokios kavinės atsirast. Reiks gal, nes jau po pietų gerokai, dar nieko nevalgiau. Reiks po to gal kažkada rytoj, o gal dar ir šiandien atsiras paragauti tikrų Kamčiatkos krabų. O dabar einu aplamai kažko užvalgyti, prisėst, nes jau gerokai po pietų. Pavyzdžiui, o čia mašinos jos yra jau atkastas. Bet jos aš galiu garantuoti, kad iš čia išvažiuos. Tai duok dieve pavasarį, kai viskas nutirps. Nes jis, kaip suprantu, atsikais, tik kad jos nesulūžtų. Nes aš savim išvažiuoti, tai
fiziškai net neįmanoma. Kvietimas nustoti kariuomenę, tokių Rusija labai daug, bet čia labai gerai matas. Kaip suprantu, maždaug nuo 200 eurų per mėnesį ir vienetinė 2,5 milijono rublių išmoka, tai apie 25 000 eurų išmoka. Kažkokie prekybcentriai, nemažai čia reikėjo vėlgi labai ilgai, nes kelio nėra, bet kažkaip atėjau va į tokį kabaką, pasižiūrėsim, kaip čia kas kiek kainuoja ir skanu. Šitas visas interfeisas padarytas daug patogesnis ir daug greitesnis negu kokiam McDonald'e, kaip pavyzdžiui. Daug greičiau veikia, daug patogiau, nes tie visi McDonald's ar KFC tai kažkaip labai lėtai veikia, o šitas tikrai greit veikia. Pasiėmiau azerbaidžianietišką hačiapūrį, labai jos mėgstu, o čia šalia va iškart parduoja matas, reikės po to nueiti ją pasižiūrėti. Nu, galim pasižiūrėti kainas. Čia turėtų būti ganėtinai brangu, nes čia viskas plūdoma laivais arba skraidinama. Čia atvažiuoti nelabai įmanoma fūram. Kamčiatskį chlebą. Suprantu, kamčiatiška duona, kepiniai visokie. Tortai, pyragai, batonai, duonos. Kažkoks labai įdomus parduotuvės principas. Daug mažų parduotuvyčių, tokių kaip krautuvėlių vienoj. Jau aš taip gerai suprantu, visur va tą patį maždaug pardavinėja bolėmėnį ir naujo pardavėja sėdi. Žodžiu, kažkokia labai keista parduotuvė, toks kaip turgus labiau negu parduotuvė. Galvoju, čia vieną dylę parduotuvė, bet nefiga čia. Daug visko. Nu, pavyzdžiui, vaisiai tai labai čia brangus, 4 eurų kilogramas obuoliai, kriaušės 5 pem, vynogės 6 eurai, 7 eurai, bananai va už 2 eurus pem, nu, vaisiai tai kosminės kainos, agurkai 8 eurai kilogramas, pizdėts. Kaip tik šiandien skaičiau Delfi straipsnį, kad agurkai Rusija kainuoja daugiau negu mėsa. Tai Kamčiatkai panašu tikrai 8 eurai už kilogramą agurkai. Tik tai Kamčiatkai panašu, kad pati mėsa kainuoja pigiau už agurkus. Po 5-6 va visos euro šitas kalbasos, dešros va visokios. Nu žodžiu, viskas tikrai pigiau negu 8 eurai. Čia va dar mėsų, bet irgi, nu viskas va, kalbasų študylių. Iki 8 eurų tai tikrai va, kumpiai, čia jau brangesni, čia jau rimtesnė tokia mėsa. Bet ir ta panašiai agurkų kaina. O čia toliau tokiu va ratu eina teisės tas prekybcentris. Na, visokių parduotvyčių, kaip visur panašiai kokios. Kaip bet kuriam kitam prekybcentrį Lietuvoje ar kažkur kitur. Šiaip greit sutemsta čia, išėjau pasivaikščioti dabar po vakarinę Kamčiatką. Rytoj atsiradau kažkokį juodą pliažą. Bandysiu gal iki jo trenktis, bet žiemai, kai ten autobusai nelabai važiuoja, taksas gan brangus, tai ten davažiuot iki stotelės 2 km žinai šitais ledynais ir tada po stotelės iki galo neveža, dar nuo stotelės bus dar 3 km. Tai kažkaip rytoj jeigu įsikrapštysiu, tikiuosi kažkaip iki ten nusigauti. Aišku, įdomu, ar tas pliažas nebus užsnigtas, bet kaip suprantu, visas sniegas yra pagrindė čia Petropalovske Kamčiatkoj. Šoninės miestelės nėra tik sniego. Gūsta kažkoks kabakas. Žiūriu, kad ilgai dirba, einam dar pasižiūrėsime, kas čia yra. Paprasta kavinė, žodžiu. Sriubos, picos, desertai. Žiūrim kainas picos. Po 7-6-5 eurus. Makaronai apie 5-6 eurus. Čia turėtų, žiūriu, salotos buvo brangios parduotuvė ir daržovės. Ai, bet ne. Nu taip, 5-6 eurai irgi vidurkis patiekalo maždaug tiek. Štrūdelis ir makaronai carbonara už 9 eurus, tai skaitau adekvati kaina dar. Nauja ir galbūt paskutinė diena Kamčiatkai, prasitęsiu hostelį dar vienai dienai. Nepatikėsit, bet Kamčiatkai, nežinau, ar matas per kamerą, sninga. Ir panašu, kad sninga jau senokai, nes kelias vėl pilnai užpustytas. Biški ironiškai skamba, kai čia sninga, bet yra kaip yra. Ir saulė šiandien jau nebėra, tokia diena niūri. Tokia tikra lietuviška žiema, atrodo. Šiaip visą laiką visuose miestuose mėgstu turgus aplankyti. Tai čia va yra kažkas tokio panašaus į vieną centrinių turgų. O kaip pasakyti, turgaus? Vienas iš centrinių, nu žodžiu, supratas mintį. Nežinau, kaip tiksliai pasakyti, bet pivmanija, tipo, būtų gal buvo geriau. Santo alaus parduotuvė. Ai, čia tarp parduotuvė, kaip ten va, targovai. Jau ten prasideda, šiaip tai gan stipriai sninga. Lietuvoje to galima būtų sakyti, kad pūsta. A čia nežinau, čia dar tikriausiai tik sninga. Ir tai čia yra 7, kaip suprantu, blokai. Čia pat paskutinis. Einam pažiūrėt, kas čia. Čia panašu pats didžiausias korpusas. Principas, nežinau, kaip visose turguose, kaip Gariūnuose kažkas tokia. Visokių prekių, surūšiuotų velniai nežino kaip.
Pagal velnį žino kokią tvarką, kurią supranta tikriausiai tik patys vietiniai. Tu gerai kažkur užėjai pasižiūrėti kainų į kažką, ką aš bent suprantu. Čia podelių ir keptuvų kainų bijau, kad net Lietuvoje nežinau. Didelis paviljonas rūbų. Vyriški batai. Čia turėtų būti, bet čia kažkaip netaip yra. Vėl nežinau. Šiaip, kol vaikštau po turgus, prisiminiau, kad Maskvoje yra tas vadinamas Food Cities. Man ten asmeniškai pirmą kartą buvo šokas, nu jis ta prasme žiauriai. Aš nežinau, didžio tikriausiai gal kaip Rokiškis, turgus. Ir ten yra maždaug viskas, ta prasme, nuo rūbų, maisto, nu žodžiu viskas. Tai kažkada galvojau iš ten padaryti video. Ir šį komentaras ar būtų įdomus toks video. Žinau, ten šiaip astronominė didžio turgus ir ten yra absoliučiai visko. Maskvoje pačioje randasi. Nu čia vėl kairiai visokie одежда, turėčiški trikotažai. Žodžiu, rūbai nelabai įdomu, reikia atrasti kokį maistą, kur maistą galima nusipirkti. Kokių krabų pasižiūrėti, kiek kainuoja. Prašau, nenužiūriu mašiną tokia. Biškį parūdijus, švelniai tariant, žvejybinių prekių parduotuvė. Gyvenime nesu nei kartą žvejojęs, tai aišku sunku pasakyti, čia kainas. Bet, suprantu, kad čia meškerės. Aš jaučiu meškerės, nes pinigų neskirčiau, bet kainas po 1 eurų matau. Nežinau, aš pasakyti, čia geras kainas ar ne, 1 eurų, 3,5. Dar matau vidurkis apie 3,5 eurų meškerių. Ir tiesą sakant, baigiau apeiti visus 9 paviljonus ir nerandu maisto, tai čia, nu va čia vėl arčiausiai kažkoks kiniečių parduotuvė. Bet principas, kad su maistas radimu čia sunku. Čia va kiniečių kažkokių aziečių parduotuvė. Ai, kitaiskį, nu tai kiniečių gerai spėjau. Visokia kinietiška šlamšta. Bomžpakė tokia nevaikiško dydžio. Po 4 eurus matau. Visi šitie standartiniai bomžpakiai. Žodžiu, nepabaigiau minties, kad neradau. Čia maisto turgaus. Čia tik rūbai ir visokie, ir visoks šlamštas. Kažkur kitur reikės ieškoti maisto turgaus. O gaila, nes kiti labai toli. Neklausimas, ar aš jais nuvažiuot. Vaikštau ir prisiminiau, kad to, aš esu matęs tik tai filmuos. Jeigu neklysiu, čia kazuota vandens aparatas. Kiek žinau, sovietmetį jų labai daug būdavo. Dabar pirmą kartą tokį gyvenimą matau. Atsiradau, kur važiuoti, ieškot jūros pradėti turgaus, dabar laukiu autobusą. Nes važiuot ganėtinai toli, apie 4 kilus, o čia 4 kilai, tai čia pusę dienos galime kažkom eit. Kaip suprantu, čia prekybcentris, o čia turgus, va po apačia. Pirmą pablūdėjau po prekybcentrį, bet supratau, kad ten tikrai neturgus. Neblogas vaizdelis prieš einant į turgų. Nu, bandam žiūrėt, o, targovai kompleks, panašu, kad čia. Nu, per kamerą šitą neperteiksiu, bet labai stiprus žuvies kvapas įėjus, tai kažkur tikrai čia. Nes žuvies kvapas tai toks svaiginantis. Čia va, vis tiek prekybcentris kaip ir normalus. Jau čia pagal dėją turėtų būti apačia, bet kažkur turi būti vis tiek. Iš kvapo tai neįmanoma, kad nebūtų. Pagaliau, ryba, morė produktai. Panašu, kad čia bus. O čia jau galim ir apalų žinokit nuo žuvies kvapo. Nu, einam ieškot. Nu, čia atkas krabų. Jau čia visokių jūros gėrybių turėtų būti. Pagal dėjas turėtų būti ganėtinai šviežia, nes čia labai daug jų pagauti galima. Čia gal stintas, aš kaip suprantu, po maždaug 20 eurų už kilogramą. Davom čia daug ar ne? O, ikrai. Turėtų būti irgi švieži. Kaina matot. Nepigus, 7,5 eurai, 8 eurų už kilogramą. Pasiūlė, žodžiu, paragauti ikrų mano. Pamatė, kaip filmuoju. Spasiba. O taip atrodo raudoni ikrai. Это щелочка. Она разная. Спасибо. Na, čia pasirodo, va yra parodysiu. Va tiek va. Rūšių pas juos. Čia kitokie, tie pradės buvo labai kartus, žiauriai kartus. Вот лучше. Она разная вся. Она реально разная. Не думал, что она разная. Думал, они все такие самые. Нет, вот вы пробуйте, вы название можете забыть все. Но по вкусу вам, ваши вкусовые рецепторы, они вам помогают определиться, какая вам больше нравится. Это кита. Вот что кита дуода помните, велки такие? Так вы там кринки показываете, какая она крупная. Что, бля, вот конечно. Это тоже круто. Кижуч. Кижуч. Вот кижучу и нерки присущая легкая горчинка. Но у меня она вообще идеальна, она без горчинки. Такие вот. Вот такой интересный вкус. Есть горчинка?
горчиночка. Да, есть такая. Это присуще икре этой. Такая. Сам с горчинкой. Aš nežinau, sunku pažiūrėti. Aštrumas, šiaip tai visi iš tikrųjų skiriasi. Galvoju, jie tai ikrai visi vienodi raudoni, bet čia 5 rūšių visi skirtingi. Ir Горбуш. paskutinį garbušį. Спасибо вам большое. Спасибо. Надумайте, приходите. Если что, да. Если что, я куплю к вам. Вы если что. откуда сами? Литвы. Из Литвы. Просто, возможно, а камчатские крабы сколько должны здесь быть где-то? Все у меня есть, я вам могу показать. Меня просто интересует, сколько они стоят здесь, во-первых. 8500 камчатских за килограмм. У кого 8500, у кого 9. 900? 9000. 9000 за килограмм. Да. А как они выглядят? Можно посмотреть где-то? А. У краба ценник А, они уже типа... готовы. Ага, понятно. Мороженое. Понятно. Вот что, те камчатка с крабой, ты бищеками не запрутул? Это камчатское. Это стригу. 2 раза краба. А. Вот у этого мясо слаще. Tipo, čia mėsa, nu žodžiu, esmė, kad čia jau jie supakuoti, aš galvau, čelų galima. Dabar einam, jinai man parodys, kaip atrodo tie pilni, kaip suprantu, krabai. Вот это вот макет. Ai, čia, это макетас, čia tik макетас. Да, говорила. Это салатное мясо, которое собирается со всего краба. Из головы и некрасивые понял. кусочки этого. Вот и- Dar kažkaip apsikyčiau, kad dar tuos žuvies bandyt. Aš čia pasakiau jai, kad tikriausiai dar grįšiu, bet neplanuoju grįžti, bet pabandyti viską noriu, tai aišku, gal negražu, bet, nu, suktis reikia. очень вкусно. Pjauna, nežinau, kokia ši žuvis. Va taip pat pjaus man gabaliuką pabandyti, kaip suprantu. Oho, čia tokį riebų gabalą. Tokia dar riebų atpjoja, nepagailėja. Tu žinai, rūkyta. Žuvis kaip žuvis. Nes aš labai jos mėgėjas, bet šiaip skani. Šavyčia. Sakė, ją veža iš Kamčiatkos. Reis po to įsiverš kokia čia žuvis, nes nežinau iš vadinimų. Bet jau jūs turėtume žinoti jau. Čia dabar paltus aš ragaujam. Пробуйте его. Va tokį. O aš jau. Шкурку нельзя кушать. Вот сюда. A, nėlzia? Шкурку нет. Pasirodo, negalima odos valgyti. Sakau, tokio kieto. Žiūrim. Vytas jas labai skanės. Sudėjausi visą tą skūrą, pasirodo negalima buvo, nu, bet ką padarysi. Pasakiau, kad tikriausiai grįšiu, bet tiesą sakant, neplanuoju grįžti, kaip sakiau. Bet privalgiau už tų žuvų. Skanu. Šiaip labai skanės žuvis. Reikia už atrastą čilą krabą. Baigiu apeiti viską, bet nematau tų čilų krabų. Gal čia jau nepardavinėja, gal tik mėsą pardavinėja, nu va kaip tokia va. Čia Kamčiatkas krabas, bet jau supakuotas, ne čilas. Dėl to ir kaina tokia didelė. Nes čia jau grinai mėsos tik tai kilogramas, grinos mėsos. Prieš šitą kelionę mano krepšinio treneris apšvietė, kad ikrai pasirodo skirias. Aš visą gyvenimą galvojau, kad raudoni ir juodi ikrai iš esmės tas pats. O pasirodo, juodi ikrai yra daug brangesni ir daug skanesni. Bet aš čia jau iš vis nematau, vien tik raudoni. Norėtus paragauti kur ir juodų, bet čia kol kas apie visą šitą turgų nematau jų. Na, čia mėsos turgus jau, mėsos dalykai perėjau, bet sūrų yra, aš kaip iš sūrių miesto, man visai aktualu. Atėjau į dar suvenyrų parduotuvę, čia pastebėjau visos suvenyros, žiauriai mėgsta meškas. Čia tikriausiai labai daug meškų šitam krašte būna, nes čia viskas su tom meškom. O čia meškos ir meškos. Ir visur taip, kiekvienoje parduotuvėje suvenyrų vien meškos, kažkas su meškom susiję. Ai, dabar dar šalia yra degalinė, tai reiktų nusifilmuoti degalinės kainas, pasižiūrėti, kiek čia kūras kainuoja. Įdomu turėtų būti, kaip čia tą kūrą iš vis veža. O šiaip pati Kamčiatka Petropalovskas tai yra, aš galvau dydžio kaip Putena, nes atrodo labai mažas miestas, bet pažiūrėjau, kad dydžio maždaug kaip Šiauliai pagal gyventojų skaičių. Nu tai irgi nėra didelis miestas, nes šiaip volėmė gali viską suvaikščioti peškom. Ta prasme, jeigu nebūtų tiek sniego, tai čia būtų galima viską peškom praeiti. Nu kaip ir spėjau, kainas tai nepigios. Dizelis virš euro, apie eurą kažkur kokius porą centų. Benzinas irgi gerokai virš euro, realiai tokia pat kaina. Jo, kaina lygiai tokia pat, maždaug eurą su kapeikom. Tai Rusijos standartais nepigu. Einu link krioklio kažkokia tais, link jo kelio kaip visą laiką nėra. Nu, kelias normalus pasibaigė, tai dabar tenka eiti sniegynais. Nežinau, ar bus šis ten kelias toliau. Sniegas su garažais.
Nu, sunku pasakyti, ko aš vis tikėjaus, bet visai neblogai. Reikia čiaupai. Šiaip visai graži vieta, sužavėjo mane, įbridau gerai, nežinau, ko tikėjausi čia, kad praeisiu. Įsivaizduotumėt, va, kelią iki sniegų. Sniegą iki kelių, ne kelią iki sniegų. Nu, karočiui. Šiaip labai mažai turistų. Iš vis nėra turistų, va, kad įsivaizduotumėt, iki šitą kelioklę atėjimas yra tik per vieną pusę. Ir mano vienintelė pėdsaka yra per velnį žino kiek laiko. Tai žmonės nelabai, net vietiniai čia nepanašu, kad labai vaikščiotų. Einu iki vietinio restorano, kurį visi rekomendavo, vadinasi Kamčiatka, ten turėtų būti, nu, maždaug vietinė virtuvė. Jis, aišku, mačiau, nepigus. Ten jau tokiam europiniam kainam visiškai patiekalai po 10, 15, 20 eurų. Bet gerai vertintas turėtų būti visai nieko. Vieną kartą pasibandyti galim. Labai nepatinka, kai tai būna, atrodo, ėjai ir kelias pasibaigė. Niekas neatkasta. Atnešė 3 meniu. Yra net mygtukas iškvies padavėjai. 3 meniu jau matau, čia kainas geras. Jau matau pagal patiekalus, kad visokie džiovinti elniai. Nu, žodžiu, toks rimtas kavakas, rimtas restoranas jau gal net. 12 eurų kainuoja makaronai tokie su krabais. Dar taip filmavęs nežinau, kaip čia atrodys. Patys makaronai, tie ravioliai kažkai juodi. Čia ravioliai, bet vietoj vidutės varškės krabai sukišti, krabų mėsą šitą. Žinau, visai nieko. Jaučiasi tie krabai. Sunku pasakyti, man tai visai skanu. Pamiršau kažkaip dafilmuoti normalią pabaigą šitam video, tai realiai po šitą restoraną grįžau į hostelį. Iš hostelio varėm tiesiai į lėktuvą jau ir viskas. Ir grįžau į Maskvą, o iš Maskvos jau namo. Tai dabar dar laukia video iš būtent šitos kelionės iš Vladivostoko mašinų turgaus ir iš interviu su Nikita. O po to laukia video apie naują kelionę, naujos kelionės pranešimą, kuri planuoju bus dar ilgesnė negu šita. Ta kelionė planuoju daryti porą mėnesių, tai bus tikrai ilga, manau, ir įdomi kelionė, apie kurią jau greitų metu pranešiu.